Jūs nepatikėsite, bet į mano rankas pateko tai, ko ieškojo visa Lietuva. Gal net labiau negu vasario 16-osios akto. Ir tai yra ne kas kita kaip slaptas holistinis soft power failas. Ir dabar aš jums atskleisiu viską, kas jame buvo nuo mūsų slėpta. O nuo mūsų slėpta buvo 108 dalykai, kaip nesusituokti arba kaip susituokti. Ir nieko nelaukia, mes keliaujame prie paties pirmojo dalyko, kuris yra basic dalykas. Jums gali atrodyti, kad tai yra nesvarbu. Jums gali atrodyti, kad tuos atsakymus jūs jau turite savo viduje. Ir aš esu tikras, kad tai būtų dalis tiesos. Tačiau aš taip pat esu tikras, kad jeigu jūs tai padarytumėte, tai vėliau jums padėtų nepaklysti tarp tūkstančio paties įvairiausių dalykų, tarp kurių kartais pastebiu, kai kurie jaunieji šiek tiek paklysta. Tai ką jūs galite padaryti, tai atsisėsti vienas priešais kitą ir vienas kitam, o kartu ir savo patiems užduoti 2 esminius klausimus. Tai pirmasis klausimas yra, kodėl mes norime susituokti, ir antrasis klausimas yra, kodėl mes norime sukurti savo šventę. Tai namų darbams tiek, o mes pasimatysime rytoj ir šiek tiek paspoilinsiu, kalbėsime apie įvairius švenčių konceptus. Ate.